ES lėšos į rajoną atkeliavo per valstybinį planavimą, tai yra tos stambiosios lėšos, didesnis finansavimas, iš kokie projektai buvo padaryti. Tai mūsų Kretingos buvo dvaro sodyba. Žinot, kai yra rekonstruotas Tiškevičių rūmai, tai yra ir pagrindinis pastatas, ir malūnas. Ir šitam projektui mūsų savivaldybė buvo gavusi apie 5 milijonus litų. ES lėšos buvo nukreiptos konkrečiai į mūsų Kretingos miestą ir buvo gauta virš 6,5 milijono lėšų 7-13 metų laikotarpį pagal regioninę plėtrą. Tai buvo rekonstruotos Laisvės, Šiaulių Šeduvos gatvės vienas projektas ir antras projektas, toks jau gana didelis, tai buvo Basanavičiaus gatvės visa atkarpa, Paulaičio ir Nebuvos. Tai va, dar jie yra tokie mažesni projektėliai, kur remia nevyriausybinės organizacijas, jaunimo įvairias organizacijas, bet čia yra tik tai tokie maži projektėliai, o mes kalbam apie tokius daugiau, aš ko gero turiu tos didesnius projektus. Nežinau, kaip ir jeigu atsitiktų koks